14 užduotis. Duotas kubas ABCD A1, B1, C1, D1. Apskaičiuok dvisienio kampo tarp nurodytų plokštumų tiesinio kampo didumą. Tai kampas tarp plokštumų yra pervedamas į tiesinį kampą ir po to nustatoma, kiek tai yra laipsnių. Tai aš pasiruošiau piešinėlius. Taip, A variantas. Nusipiešiau kubą. Tai va kubas ABCD. A1, B1, C1, D1. Dabar man reikia rasti kampą tarp plokštumos ABC. Tai yra pagrindo ir plokštumos ADD1, tai yra šitos visos, nes plokštuma įvardėjama tik tai 3 raidėm. Tos plokštumos yra nuspalvintos. Dabar kaip randamas kampas tarp šių plokštumų? Kampas tarp plokštumų randamas pirmiausia, nurodau, netgi raudonai paryškinu, plokštumų susikirtimo tiesę. Tai plokštumų susikirtimo tiesė yra šita. Tada vienoje plokštumoje mes turime brėžti statmenį plokštumų susikirtimo tiesę. Tai PVZ šitas statmuo yra šitas. Tada kitoj geltonoj plokštumoje brėžiam statmenį plokštumų susikirtimo tiesę. Jis yra šitas, nes čia visur yra tas geltonas ir rožinis stačiakampiai. Ir tada kampas tarp tų statmenų yra kampas tarp plokštumų šitas. Tai jeigu aš noriu šitą kampą tarp plokštumų išreikšti plokščiuoju kampu, tai yra lygų kampui CDD1, taip. Ir tas kampas yra lygus, aišku, kad kube čia yra kvadratas ir jis lygus 90 laipsnių. Visa problema buvo nustatyti ir parodyti, kurioje vietoje tas kampas yra. Toliau turime B variantą. Ieškosime kampo tarp plokštumų. A1, B1, C1, tai yra viršutinė geltona, ir ADD1, tai yra šoninė rožinė. Tos plokštumos susikerta šita tiese. Tada vienoje plokštumoje brėžiu statmenį plokštumų susikirtimo tiesę čia. Tada kitoj rožiniai plokštumoje į tą tiesę brėžiu statmenį čia, nes čia yra stačiakampiai. Čia bus statmuo. Tada kampas tarp tų statmenų bus kampas tarp plokštumų. Tai kampas tarp šitų plokštumų išreiškiamas plokščiuoju kampu D1, C1, tai lygų kampui D1, C1 ir aišku lygų 90 laipsnių. Toliau C variantą turime. C variante man reikia kampo tarp plokštumų ADD1, tai yra šitos geltonos, ir BCC1 rožinės. Tos plokštumos yra lygiagrečios, nes kubo priešingos sienos yra lygiagrečios plokštumos. Ir žiūrėkit, parašiau, kad jei plokštumos lygiagrečios, tai kampas tarp jų lygus 0 laipsnių. Tai kampas tarp šitų plokštumų yra lygus 0 laipsnių. Galėjau kampas tarp plokštumų, tai kampas tarp tiesių, bet čia matosi, kad jos lygiagrečios. Toliau D. Kampas tarp plokštumų AB1 ir A1, B1, C1, tarp geltonos ir rožinės. Dar kartą. Ieškome plokštumų susikirtimo tiesės. Vienoj plokštumoje brėžiam statmenį į plokštumų susikirtimo tiesę. Kitoj plokštumoje brėžiame statmenį į plokštumų susikirtimo tiesę. Ir kampas tarp tų statmenų yra kampas tarp plokštumų. Tai jeigu nurodyti kampą, tai galiu. Tai yra kampas C1, B1, B. Kampas C1 ir B1 ir B. Ir jisai yra lygus 90 laipsnių. E variantas. Kampą tarp plokštumos ABB1 geltonos ir D1, C1 rožinės. Tos plokštumos yra lygiagrečios, tai kampas tarp jų lygus, nepamirškite, 0 laipsnių. F variantas. Kampą reikia rasti tarp plokštumos ADD1, tai geltonos, ir D1, C1 rožinės. Tai randame plokštumų susikirtimo tiesę štai čia. Tada vienoje plokštumoje brėžiame statmenį plokštumų susikirtimo tiesę čia.
Kitoj plokštumoje brėžiame statmenį plokštumų susikirtimo tiesę čia. Ir dabar kampas tarp tų statmenų, va čia pažymėsiu, bus kampas tarp plokštumų. Čia yra kvadratas ant viršaus, taip, tai šitas kampas yra status ir galiu kampą įvardinti plokščiuoju kampu. Tai yra lygų kampui A1, D1, C1, A1, D1 ir C1 ir lygų 90 laipsnių. Toliau užduotis 15. Plokštumos, čia jūs dabar jų nematote, tai plokštumos kerta kubus. Gauti pjūviai yra stačiakampiai. Brėžinyje pavaizduok dvisienio kampo tarp nurodytų plokštumų tiesinį kampą, taip, kur pirmai vaizdavome plokštumoje, ir raskite jo dydį. Tai vat pirmiausia, vat reikės tarp šitų plokštumų kampą pavaizduoti ir rasti jo dydį. Tai pasiimame brėžinuką. Tai čia A variante buvo nubraižytas knygoje toksai kubas ir buvo kertamas tokia plokštuma B, C, D1, B, C ir D1, va tokia plokštuma. Ir dabar man reikia rasti kampą tarp. Tai jau ta plokštuma yra nubrėžta B, C, D1, bet man dar reikia rasti tarp plokštumos A, B, C, tai yra pagrindo. Tai yra dugno, taip, nes čia reikės dar ir kitą, kitą turiu pasiruošus, tai va tarp šitų plokštumų šitos ir šitos. Tai kaip visada mes pirmiausia surandame plokštumų susikirtimo tiesę. Čia yra stačiakampis pasakyta tas pjūvis, tai brėžiame statmenį į plokštumų susikirtimo tiesę vienoje plokštumoje. Tada brėžiame statmenį į plokštumų susikirtimo tiesę, net nežinau kaip pažymėti, kitoje plokštumoje, nes čia va šitas kampas yra status dugne, yra kvadratas. Ir dabar kampas tarp tų statmenų yra kampas tarp plokštumų. Tai va dabar nurodau, kam lygus, kokiam čia tiesiniam kampui, taip. Kampas tarp plokštumų, tai tiesiniam kampui A, B ir A1. AB, kampui AB ir A1. Ir dabar jį reikia dar ir paskaičiuoti. Tai čia yra kubai, tai čia yra kvadratas, čia yra kvadrato sienos įstrižainė kvadrato statų į kampą dalina po 45 laipsnius, taip, į lygius kampus dalina. Tai šitas kampas yra lygus 45 laipsniam turim. Toliau A varianto antra dalis. Reikia rasti kampą tarp plokštumų A1BC. A1BC tai yra šita rožinė plokštuma ir plokštumos ADD1. A, D ir D1, tai va šitos šoninės plokštumos. Tai pirmiausia randame plokštumų susikirtimo tiesę štai čia. Brėžėme vienoj plokštumoje statmenį plokštumų susikirtimo tiesę, sakė, kad čia stačiakampis, tai čia statu. Brėžėme statmenį kitoj plokštumoje į plokštumų susikirtimo tiesę. Čia yra status kampas ir dabar kampas tarp tų statmenų yra kampas tarp plokštumų. Tai galiu nurodyti tiesinį kampą, tai kampas A, A1 ir B. A, A1 ir B. Pamiršau kampą. Ir dabar kiek laipsnių, tai čia vėl kubo įstrižainė, kubo statų į kampą dalina po 45, tai čia lygų 45 laipsniam. Toliau einame prie B varianto. Buvo duota sąlygoje štai toksai brėžinys, kad kubas buvo perkirstas plokštuma geltona tokia A, B ir C1. Tai va visa šita. Ir dabar reikia rasti kampą tarp šitos geltonos plokštumos ir plokštumos DCC1. Ieškau, kur ta DCC1, tai yra nugarėlė mūsų. Net nespalvinsiu, nes nėra kaip. Tų plokštumų susikirtimo tiesė yra šita. Tai dabar to geltonoj plokštumoje brėžiu statmenį plokštumų susikirtimo tiesę štai čia. Tada nugariniai plokštumoje brėžiu statmenį į šitą tiesę, tai bus čia. Taip. Tai bus tas statmuo CC1. Nes čia jis yra nugariniai toj plokštumoje, būtent šitą tiesę. Čia ir jau tuos du statmenys į plokštumų susikirtimo tiesę turiu, tai kampas tarp statmenų yra kampas tarp plokštumų. Tai tiesinis kampas yra B, C1C, tai lygų kampui B, C1 ir C. Ir dabar kiek tai yra laipsnių, tai yra kubo sienos įstrižainė, čia yra kvadratas, tai čia 45 irgi. Ir turime dar vieną variantą. Reikia rasti kampą tarp ABC plokštumos, tai dugno,
ir ABC1, ABC1 tai va šitos geltonos. Tai plokštumų susikirtimo tiesiai yra štai čia. Tada vienoj plokštumoj brėžiame statmenį plokštumų susikirtimo tiesę štai čia. Kitoj dugno plokštumoj brėžiame statmenį plokštumų susikirtimo tiesę, tai jisai yra čia. Ir dabar kampas tarp tų statmenų yra kampas tarp plokštumų. Čia statu, čia yra kvadratas, įstrižainė statų į kampą dalina po 45 laipsnius. Tai kampas plokščiasis lygus C1BC. C1BC ir jisai lygus 45 laipsniam. Va taip.